Vos prieš 100 metų žmonija pirmą kartą sutiko dangaus siųstą priešą. Skirtumas tarp jų ir žmonijos galios buvo nustelbiantis. Ir dėl to gana sparčiai artėjame prie išnykimo. Žmonijos likučiai pastatė Marijos, Rožės ir Sinos apsauginės sienas. Po jų apsauga mes išlošėme 100 metų ramybės. Tačiau Šigančinos žūtis, antra dalis. Turbūt nebuvo sielos gobšesnės negu manoji. Ir kaip pats dabar regi tu, jis sulaukė tinkamos bausmės. Pažvelkite, į pulką dvasių suguldytų už jų šlykštumą. Tu nerasi čia vaizdų, kurie prieš tai atsilaikytų. Liaukis, paleisk mane! O godulystė, kurgi eiti toliau? Jei visai mano giminiai į kraują, kasdieną tu įsisunki giliau. O godulystė, kągi mums daryti? Kas? Dar truputis ir būtume išgelbėję mamą. Kodėl pasimaišėjai mums po kojomis? Jau beveik buvo pavykę. Atsipeikėk pagaliau. Erenai, negalėjai išgelbėti savo mamos, nes tau jėgų pritrūko. Tačiau aš nedrįsau stoti prieš Titaną, nes man nepakako drąsos. Atleisk man. Viskas kartojasi.
Greičiau, lėkite prie vidinių vartų. Iš Šigančinos paspruksime laivu. Paskubėkit, arba būsit suėsti gyvi. Tokie miesteliai kaip Šigančina išsikišę rajonai iš pagrindinės sienos, kuriami tam, kad patrauktų titanų dėmesį, taip sumažindami išlaidas reikalingams žmonėms sienų gynybai. Kaip ir suplanuota, Šigančina atliko savo vaidmenį ir tapo titanų taikiniu. O miestiečiams neliko nieko kita, kaip tik tais trauktis pro vienintelius vidinius vartus. Išsigelbėsim, jei išmesite visą savo turtą. Taip susodinsime, kaip galima daugiau žmonių. Arminai, sėskis. Bet Erenas ir Mikasa dar neatvyko. Štai jie. Erenai. Kol kas palik juos ramybėje. Vargšeliai. Panašu, kad jie regėjo mirties veidą. Ką po velnių darot? Paskubėkite. Kur artilerijos parama? Judinkitės. Jie beveik atėjo. To negali būti. Netikiu. Dieve mano. Ei, kas čia vyksta? Palaukite. Ei, ką darot? Valtis jau pilna. Siunčiame ją tolyn. O ne, prašau, bent jau mano vaikelį paimkite. Atleiskit, tačiau negalima. Atsišvartuojam. Praleiskite mus, praleiskite. Pusproti, žiūrėk kur taikais. Bet čia nėra jokių įtaisytų taikiklių. Lyg man tai rūpėtų. Tuoj pat užtaisai iš naujo. Tai neįmanoma. Vartai, veriasi. Atsitraukime, kitaip mus paliks čia nudvėsti. Švereli, truputį palauk. Ten dar liko daugybė žmonių. Jei ši siena bus pralaužta, titanai užims daugiau nei tik vieną miestelį. Tai žmonijos teritorija bus sumažinta iki pat kitos sienos. Tai nepasiteisinimas. Leisti žmonėms žūti tau tiesiai prieš akis. Užverkite juos greičiau, jie mus prispaudė. Tuoj pat užsklęsti vartus. Stokit. Ką jis daro? Ugnis! Visiškai nieko! Bėgame! Atsitraukit! Titanas! Lekia tiesiai! Į vartus! Užverkite! Juos!
Vartai. Pietinė Marijos sienos dalis, praėjus keletui valandų po Šiganšinos griūties. Žinia apie tai po žmonijos teritoriją pasklido, kaip laukinė ugnis. Trosto miestas. Ar tai tiesa? Ar Šiganšiną tikrai įžengė titanai? Tiesiog negaliu to patikėti. Sienos nepajudintos stovėjo šimtmetį, kodėl dabar taip atsitiko? Tiki tuo ar ne? Bet su pilnais pabėgėlių laivais teks susidoroti mums. Ataskaitose minima, kad juose po 500 žmonių. Tikrasis klausimas, ar viskas baigsis ties Šiganšiną. Bet jie tikrai negalėjo prasibrauti pro Marijos sieną. Kad ir kaip bebūtų, privalom susisiekti su centru dėl tolimesnių nurodymų. Su šia krize patys nesusidorosime. Atleiskite, mums ką tik pranešė, kad titanai prasibrovė pro Marijos sieną ir veržėsi vidun. Galas. Galas viskam. Titanai surys mus visus. Galas. Jau nebegalėsiu grįžti namo. Kodėl? Kodėl paskutinės valandas praleidau ten riedamasis? Mamos nebėra. Jos nebėra. Ir kodėl? Nes tau trūko jėgos. Nes žmonija silpna. Ar silpniesiems telieka tik raudoti? Išnaikinsiu juos. Išvalysiu šį pasaulį. Erenai. Kas negerai, Erenai? Išskersiu juos. Šiame pasaulyje. Nė vieno iš jų neliks. Tais pačiais metais centrinė vyriausybė nusprendė sumažinti žmonijos teritorijos ribas iki rožės sienos. Per tą laikotarpį 10 000 žmonių buvo suryti titanų. Erenai, Karla, Mikasa, maldauju, būkite saugus. Erenai! Tėti! Liaukis, tėti! Ką bandai padaryti? Tiesiog užsičiaupk ir duok ranką. Nenoriu! Tėti, tu kaip pamišėlis po mamos mirties. Erenai! Paleisk mane, tėti! Visą tai darau dėl tavęs. Ką čia kliedi? Nepamiršk rakto. Privalai tai surasti. Klausyk įdėmiai. Tik nepamiršk jo! Erenai, tau viskas gerai? Sapnavai košmarą. Tėtis, jis čia buvo. Neįmanoma. Tai tik sapnas. Tikrai. Eime. Girdėjau, kad dalina maistą. Panašu, kad čia buvo maisto sandėlys. Visus pabėgėlius iš laivų čia surinko.
Ei, stok į eilę. Užsikišk. Nuo vakar nieko burnui neturėjau. Mes vis dar negalim vadintis išsigelbėjusiais. Arumi. Žiūrėk, spėjau kaip tik laiku. Mano senelis gavo daugiau, kai pasakė, kad jam reikia pasirūpinti vaikais. Ačiū. Kas jam? Tai dėl šios situacijos. Veikiausiai visiems nepakaks maisto. Šitai yra visos dienos racionas. Tiesiog čia per daug beglobių. Jau nuo pat pradžių buvo jaučiamas maisto trūkumas, o dar pridėk paniką pakraščiuose gyvenantiems žmonėms. Kodėl turime pašaliniams dalinti savo maistą? Jei jau titanai prasiveržė vidun, galėjo jų ir daugiau suėsti. Ką? Tokiais tempais maisto trūkumas tik dar labiau išauks. Ką čia sumastei, mažą šūdžiau? Nieko tu nesupranti. Niekada to nematei. Kaip titanai. Ryja žmonės. Užsikišk. Atleiskite mums. Jis tik nervingas dėl alkio. Antraip nebūtų toks nemandagus suaugusiems. Mes tikrai atsiprašom. Po velniais. Vienintelė priežastis, kodėl jūs nebadaujat? Esame mes. Vertinkit tai. Ir nesvarbu, kad esate vaikai. Taip. Velniop tai. Kas norėtų tokiems šiukšliams padėti? Grįžtu namo. Prie Marijos sienos. Išskersiu ten visus titanus. Erenai, juk tu nerimtai, ar ne? Ir dar kaip rimtai? Aš ne ta kiaulė, kuris slepiasi už sienos ir vaidina didvyrį. Nereikia man to mėšlo. Tu mirsi iš bado. Ar tau tai nerūpi? Negalėsim sunaikinti titanų, jei gyvensim tik iš išmaldos. Mesk tai iš galvos. Mes jokių būdų jų neįveiksim. Neturim iš ko rinktis, tik slėptis už sienų. Toks kvailumas tik pražudys mus. Lygiai taip pat kaip ir mano tėvus. Tuomet tu pasiryžęs šliaužyti keliais prieš tos išgamas. Nejaugi tau negėda. Tokiu metu mes nieko nepakeisim. Tai tiesiog paniegėlio pasiteisinimas. Atleisk, gali mėgautis amžinu gyvenimu, kaip jų gyvulys. Bailiai prakeiktas. Jeigu Arminas bailys, tai ir tu, Erenai, ir aš esame tokie patys. Ar tai būtų bėgimas nuo titanų? Ar išvykimas iš miesto? Patys mes ne piršto nepajudinom. Net ir šiandienos maistas mums duotas iš kitų rankų. Tokie bejėgiai kaip mes negali tikėtis nukauti net vieno titano. Svarbiausias dalykas yra išgyventi, kaip kad sakė tavo mama. Mes valgysim. Mes išgyvensim. Neleisiu tau padmiriauti. Po keletos dienų, kad padidintų maisto kiekį, dauguma pabėgėlių buvo paskirta dirbti laukus. Tačiau bado išvengti nepavyko. 846-aisiais, kaip priežastį nurodžius Marijos sienos atgavimą, centrinė vyriausybė paskyrė nemažą kiekį pabėgėlių dalyvauti mūšiuose. $250 000. Tai 20% visos žmonijos populiacijos. Tačiau nedaugiau kaip 200 išgyveno. Didžiulė auka sumažino maisto krizę, tik tais trumpam laikui. Visa tai titanų kaltė. Tik juos sunaikinę atgausime savo žemę.
Arminai, kitąmet prisijungiu prie kadetų. Kovosiu prieš titanus visą jėgą. Aš taip pat. Arminai. Aš irgi. Eisiu kartu. Mikasa, tu neprivalai. Argi neminėjai, kad svarbiausia yra išgyventi? Taip, sakiau. Tik būdama šalia tuo pasirūpinsiu. Supratau. Vadinasi 3. Pradedam. 104-osios kadetų grupės priėmimo ceremonija. Jūsų nelaimiai atsitiko taip, kad vadovavimu užsiimsiu aš, Keitas Šadis. Skambiais žodžiais jūsų nesveikinsiu. Dabar jūs čia. Tokie patys kaip gyvuliai. Pašaras titanui. Tiesą pasakius, jūs netgi žemiau gyvulių. Dabar jūs net šūdui turit pagarbą atiduoti. Tačiau 3 metus jūs treniruosime. Jūsų kūnai virs titanų žudimo mašinomis. Po 3 metų, kai stosite prieš titaną, ar vis dar būsite tik ėdalas? Ar elgsitės kaip garbingas skydas, serksintis mūsų karalių? O galbūt išnaikinsit titanus kaip didingas žmonijos karys? Jums rinktis. Taip. Štai kuo aš tapsiu. Sulyginsiu visus titanus su žeme. Projektas išverstas ir įgarsintas nekomerciniais tikslais bei skirtas pažintiniai peržiūrai namuose. Tekstą vertė Orfėjas, redagavo Anime-Fam komanda, įgarsino Maspo. Laukite tęsinio. Erenas tapo kadetu tam, kad įvykdytų savo kerštą prieš titanus. Tačiau nesėkmės baziniuose mokymuose privertė jį suvokti karčią realybę.